Sveiki, dar vienos Eurolygos varžybos, šį kartą Baskonija prieš Žalgirį. Kas laimės? Žalgiris šį kartą randasi liūto žvaigždynę, o liūto valdovas yra Saulė. Baskonijos ženklas vandenis, jo valdovas Saturnas. Abi paminėtos planetos randasi šiuo metu Skorpiono būste, kas gali reikšti galimus įvairius nešvarius žaidimus ar stiprią psichologinę įtampą. Abi komandos turi gana panašias pozicijas, tačiau Saulė yra kiek stipresnė, nes randasi būsto pradžioje. Tiek Saulė, tiek Saturnas keliauja per žuvų žvaigždyną, o žuvų žvaigždyno valdovas yra Jupiteris. Saulė turi tiesioginį aspektą su Jupiteriu ir tai, manau, lems Žalgirio pergalę. Taip pat svarbu paminėti, kad MC viršūnėje yra jautis, o jaučio valdovas Venera. Šiuo atveju Venera yra stacionari, tai reiškia nejudanti, todėl, sakyčiau, nemaža tikimybė, kad galime sulaukti ir pratęsimo. Tačiau vienaip ar kitaip Žalgiris turėtų laimėti. Tikėkime, kad taip ir bus. Ačiū už dėmesį. Palaikinkite, jeigu buvo įdomu.